Šiame vaizdo įraše pristatysiu užsakymų apskaitos programą, interneto programą skirtą statybos įmoniai. Kaip su ją pradėti dirbti? Pirmiausiai prisijungiame kaip vartotojas, suvesdami vartotojo vardą ir slaptažodį, prisijungti, atsidaro pirmasis langas, užsakymo apskaita, matome čia vartotojas, jeigu nori tvarkyti savo paskyrą, savo vartotoją, tai redaguoti, galima pakeisti paveiksliuką, pakeisti vardą ir pakeisti slaptažodį. Atnaujinti duomenis, reiškia paskyros vardo ir vardo. Nieko nekeisiu, taigi uždarau šitą langą, einu prie pardavėjo. Pardavėjas šioje programoje bus vienas, galima veiksmai redaguoti, atsidarom, jeigu reikia, galime paredaguoti duomenis ir nuspausti naują, pavyzdžiui, įmonės kodas, pasikeitė telefonas, sakysim, 02, vadinasi, naujinam duomenis ir atnaujinti duomenis, matome telefonas 02 ir pardavėjas, nes čia yra ne visi duomenys, o jeigu norime pasižiūrėti visus, spaudžiame mygtuką redaguoti, kadangi pardavėjas yra vienas ir jo redagavimas realiai bus labai retas, tai peržvalgos ir trinimo mygtukų nėra, vadinasi, mes galime redaguoti duomenis. Gamintojų gali būti daugiau, todėl yra mygtukas įtraukti naują gamintoją ir taip pat galime ištrinti, jeigu gamintojas jau tampa neaktualus, ir redaguoti, atitinkamai suvesti duomenis kitus. Pirkėjų sąrašas gali būti ilgas, todėl dar yra ir būsena aktyvus, neaktyvus, vadinasi, mes galime palikti pirkėją, jo neištrinti, bet pakeisti jo būseną į neaktyvę ir tada jis neatsiras parenkamosiuose sąrašuose, kurie bus reikalingi, kuriant naują užsakymą. Taigi čia matome, reiškia, kad galime peržiūrėti samiau, redaguoti, trinti. Tai redagavimo mygtukas atsidaro, jeigu reikia įvedam kažkokius duomenis, naujintis, dar kas liečia pirkėjus, ir įtraukti naują pirkėją, atsidaro langas, yra šitos pilkai žymės, tai yra patariantis tekstas, bet tai nėra suvestas tekstas, kad suvesti tekstą, tai mes galime vesti vėl UAB, sakykime, pirkėjas trečias, gatvė, sakykime, Vilniaus gatvė 20, miestas Kaunas, kodas, valstybė Lietuva, valstybę galima taisyti banko sąskaita, pasirenkam banko sąskaitą, įmonės kodas irgi yra privalomas, sakykime, PVM kodas, kažką įvedam, kontaktinis asmuo, vadybininkas, telefoną įvedam ir elektroninį paštą mano. Svetainė ir pastabos yra neprivaloma, kai įtraukti pirkėją ir matome, kad pirkėjas trečias sėkmingai įtraukti, pagrindiniai duomenys yra lentelėje, o jeigu norime vėl redaguoti, tai atsidarom langą redagavimo. Taigi, susivedėm pirkėjus, tai tada, kadangi ši statybos įmonė gamina gaminius iš armatūros, ir pagrindinė medžiaga yra armatūros, yra suvesta armatūrų lentelė, tai yra skersmuo, svoris, pastabos ir galime peržiūrėti. Tai matome peržiūros lange, mes redaguoti negalime, paprasčiausiai peržvelgiam ir žiūrim. Ir čia yra teorinis svoris ir naudojamas armatūros svoris, kadangi armatūros svoris gali skirtis nuo teorinio svorio priklausomai nuo teikėjo ar pristatymo ir čia matome, kaip galime keisti būseną. Tačiau šitam lange, nes nors yra langai, bet jame nėra mygtuko keisti
yra mygtukas tik tai grįžti. Jeigu mes norime redaguoti armatūrą, tai darome su mygtuku, su pieštuku geltonam fone ir tada, pavyzdžiui, naudojam armatūros svorį, pakeičiam į 5, spaudžiam mygtuką naujinti ir matome, kad atsinaujino armatūros duomenys. Vadinasi, nueisim į lentelę irgi matome, kad atsinaujino. Taigi, jeigu reikia ištrinti, tokios armatūros daugiau nenaudosim, tai galima ir ištrinti. Tačiau, kad jinai neatsirastų parenkamosiuose sąrašuose, galima keisti būseną, jeigu tai retai naudojama, bet ateityje bus naudojama, tai galima keisti būseną neaktyvę ir tada išrentamosiuose sąrašuose neatsiras šios armatūros. Taigi dabar pereinam prie užsakymų. Matome, yra suvestas vienas užsakymas. Ir jame, bet jokių gaminių jame nėra įtraukta. Tai tada pradedam nuo to, sakykime, ir matome, kad yra būsena tik tai įtrauktas, vadinasi, nieko kol kas jame neformuota. Tai įtraukiam naują užsakymą. Va, čia atsiranda toks pasiūlymo paieškos langas, pirkėjo vardas, kadangi pirkėjų gali būti labai daug, tai yra toks įrankis, kuris įgalina pradėjus pirmasias raides rinkti, vadinasi, iškrenta sąrašas iki 5, daugiau raidžių rinksim, tai ten, jeigu būtų skirtingi pavadinimai, tai tas sąrašas keistusi. Kai pasirenkam tą pirkėją, jį reikia dar nuspausti mygtuką priskirti, tada jisai atsiranda šitam lange ir jau bus įtraukti užsakymą, jis bus jau priskirtas tam užsakymui pirkėjas. Gamintojas šiuo metu yra 1, nekeičiam, data paliekam tą patį, pasirenkam numerį be datos, sakykime, tas, kitas pavadinimas, per 4 dienas, vadinasi, ir kai suvedėm visus duomenis, dalis iš jų privalom, dalis yra pagalbiniai, tada spaudžiam įtraukti užsakymą ir grįžtam į užsakymų sąrašą, matome, kad dar vienas užsakymas yra įtrauktas. Taigi turime 2 užsakymus ir dabar reiškia, kad prie jų pridėti gaminius, tai spaudžiam mygtuką redaguoti ir tada atsiveria mūsų galimybė naujinti užsakymą. Reiškia, galim pastabą atnaujinti. Šitie duomenys yra nekeičiami, jeigu kartais kažkas keičiasi kardinaliai, tai yra tikslingiau sukurti naują užsakymą, negu redaguoti pirkėjo gamintojo duomenis. Taigi, todėl nekeičiam, kol kas gaminių matome, kad šitam užsakyme nėra ir pagrindiniai gaminių duomenys yra sutvarkyta taip, kad jie importuojami iš Excel failo, nes dažnai pirkėjas tos duomenys pateikia Excel failę arba kitas dalykas yra lengva juos sudėti į Excel failą, kuriame ten gali būti tokie stulpeliai, kurie reiškia, yra tie duomenys, kurie visada yra būtini. Tai mūsų atveju pasirenkam failą, gaminiai testas 2, atsidaro, matome, kad jisai pasirinko failas ir spaudžiam mygtuką importuoti, vyksta importas, informacija, kad sėkmingai importavo, grįžtam į redaguojamą failą. Į redaguojamą užsakymą. Matome, kad užsakymas reiškia, jau dabar turi gaminius importuotus iš Excelio failo ir būtiniausi duomenys, tai reiškia brėžinio numeris ir kiekis. Kol kas jokių, reiškia, nei vienas gaminys neturi medžiagų, jokių, reiškia, skirtingų medžiagų armatūrų nėra priskirta. Taigi, kad būtų priskirtos armatūros, spaudžiam redaguoti, reiškia, redaguojam jau dabar būtent to užsakymo gaminį, reiškia, gaminio duomenis. Tai galime, reiškia, taip prasideda darbas, kad įtraukti naują armatūrą. Armatūra, reiškia, atsidaro langas įtraukti armatūrą, kurioje galim pasirinkti visas armatūras iš to sąrašo, kurio reikia. Pasirenkam, sakykime, 10, įtraukiam armatūrą ir matome, kad jau armatūra įtraukta, tačiau, reiškia, duomenys kol kas jos nesuskaičiuoti, tik tai būsena įtraukta.
kad suvesti ilgį, reiškia ir kiek tos armatūros strypų bus, reiškia spaudžiam mygtuką redaguoti, sakykime, ilgis 2,5 metro, o kiekis 10. Pasirenkam iš sąrašo ir matome naujinti. Atnaujinom, jau jinai apskaičiuota armatūra, pasikeitė, reiškia, įsivedė lentelį, matome ilgį, vienetų skaičių ir bendras svorį. Ir čia matome vieno gaminio svorį ir kadangi gaminių yra vienas, tai ir viso gaminių kiekio svoris vienetas, įtrauktų medžiagų, reiškia, matome vienetas irgi vienetas. Ir pasikeitė būsenai gaminama, nes jau yra įtraukta armatūra, reiškia, gaminys yra gaminamas. Jeigu mes pakeistumėm kiekį, sakykime, tokių gaminių reikės 10, tai atnaujinus, vadinasi duomenys atnaujinti ir matome, kad svoris jau 10 yra, viso kiekio svoris irgi pasikeitė. Dabar įtraukiam dar daugiau armatūrų į tą gaminį. Tai aš čia perėjau į redagavimą, tai grįžau, nieko nepakeitęs, nuspaudęs mygtuką grįžti, tai patogu yra grįžti į redaguojamą gaminį per tą mygtuką grįžti į redaguojamą užsakymą irgi per mygtuką, tačiau kai yra užsakymai, tai kitas, reiškia, judėjimas tarp programos puslapių galimas per meniu kairėje pusėje. Tai įtraukti naują armatūrą. Traukiam naują armatūrą, jinai įtraukta, bet neapskaičiuota, spaudžiam mygtuką redaguoti, vėl suvedam ilgį, kiekis, sakysim, 2, naujinti ir atsinaujina. Matome, kad medžiagų jau 2 yra, tai ir įtrauktų medžiagų kiekis 2, svoris yra vieno gaminio ir kadangi ten gaminių 10, reiškia, tai irgi suskaičiuoja viso gaminių kiekio svorį. Dabar judėjimas tarp programos puslapių. Tai va, aš dabar sugrįžau, reiškia, jeigu mes nueitumėm, pasižiūrėtumėm, buvome čia, reiškia, tai yra mygtukas grįžti į redaguojamą užsakymą. Tai, o jeigu esame armatūroje, galime grįžti į redaguojamą gaminį. Grįžome į redaguojamą gaminį, grįžome į redaguojamą užsakymą. O kitas judėjimas tai yra per kairę meniu pusę, reiškia, čia yra iš karto užsakymai, matome užsakymų visą lentelę, armatūros matome armatūrų lentelę, pirkėjų.